Ačiū ir labą dieną visiems. Iš tikrųjų, kad būtų apie ką diskutuoti, tai gal aš ir pateiksiu tokios oficialios informacijos, kurią prieš gerą pusantros savaitės buvau iškviestas į ūkio ministeriją pas viceministrą. Ir su šitų klausimų, kadangi yra Alytaus menų inkubatorius įtrauktas į valstybės rezervinius projektus ir dabartinė valdžia mato galimybės juos finansuoti. Tai labai paprastai, sakau, kalbėsiu gal visiškai labai tiesmukiškai arba labai atvirai, nes man po to susitikimo iš tikrųjų labai slogi nuotaika buvo ta prasme, kad matai galimybę didžiulę gauti europinius pinigus, bet labai atvirai sakau, nežinau, ar tai to reikia Alytaus bendruomeniai ir juo labiau kultūros, meno, ar tai bus, mano nerimas tik tas, ir tai viceministras irgi užakcentavo, kad pirmiausia turi būti žmonės, norintys ir gebantys kažką daryti tose įkurtose patalpose. Tai aš esu paruošęs šį ranketą ir paskui visiems padalinsiu. Labai konkretus dalykai, nes tai terminas labai glaustas, iki birželio mėnesio praktiškai turi būti pasirašytos paraiškos ir iki 15 metų turi būti įgyvendintas. Nes čia šnekama apie Asistentas 2 programą. Ir jeigu kas norėsit, galit pasidomėti jos visais keliamais reikalavimais. Reikalavimai tokie, gal jums svarbiausia tai yra keli punktai. Tai vienas iš jų, ar jūs būsit pajėgus pilnai mokėti nuomos mokestį. Nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas ir tuose reikalavimuose yra įvardinta, kad galėtų inkubatorius kaip administracija įsilaikyti ir organizuoti tą veiklą. Kad mano verslo plane, kuris yra ir tai, kad būtų jum kaip pagalbininkas administracija, ieškanti ir jūsų produktų rinkos ir organizuojanti įvairius ten į metus 3-4 plenerus, kas per jų vyktų kontaktai, jūs patys tiesiogiai galėtų tai užmegzti ir tuo pačiu realizuoti savo produkciją. Tikslas šitos kaip asociacijos, kaip Dzūkijos krašto menų inkubatorius, jum sudaryti sąlygas, jų tuo pačiu ir fondo. Pagrindinis tikslas, kad padarytais tyrimais, kuriuos ir Alytaus apskrityje atliko Algimantos Šiglinskienės vadovavimas verslo konsultacinis centras. Aš tais duomenys remiantis matau, kad nemažai arba labai daug mano supratimų išeina iš įvairių mūsų mokyklų, meno pakraipos mokyklų, taip plačiai prasme šnekant, daug, apie 100 kažkur tai regisi absolventų, ar kaip jūs pavadinkim, kurie jau praėję ir turi kažkokių praktinių įgūdžių. Ir paskui jie kažkur tai išnyksta, jų kaip ir mes nelabai jaučiam, arba nelabai, ir jeigu individualiai kalbant, jie visi skundžiasi bazių trūkumu arba paramos trūkumu. Tai šitas fondas ir tam skirtas, jisai čia aiškiai pasakyta, kad gali ir finansuoja ir statybos, ir įrangos supirkimą.